Šiandien jums parodysiu ir paragausiu štai šį sausą davinį. Ir sugalvoju padaryti šį video. Dėkuoju vienam tokiam kariškiui, kuris man davė šitų. Turiu va čia daugiau jų. 5 vienetus. Yra su vištiena, yra su jautiena. Bet šiandien ragausiu. Įsirinkau patį neskaniausią jums parodyti. Su troškinta kiauliena ir perlinių kruopų košė. Tai va, ragausim šiandien šitą. Turiu vandens kažkokiam kryvam butelį ir bus išpakavimai. Išpakuosim. Tai va, yra čia daug visokių dalykų. Čia yra sausas davinys toks. Yra, žiūrėkit, čia uždegti reikia ir pašildyti maistą. Ar dabar išpakosiu? Dabar. Žirnio sriuba su džiūvėsiais. O nežinau, kaip reikės, kur gauti karštą vandens. Žirnio sulčio koncentrato milteliai. Čia kūdikis biškį verkia. Cukrus. Ne mano kūdikis. Ai, kad tie degtukų yra. Kai to išbandysim. Labai gerai dega. Šaukštai, servitėlės. Oi, dar sausainiukai tokiam. Radau dar, nemačiau, kad yra tam, kaip tam vadinasi? Kelių. Ir galiausiai iš visų dalykėlių yra tas pagrindinis patiekalas. Tai yra kiauliena su perliniam kruopom. Išpakuosim, paragausim. Tikiuosi neapsivemsiu. Nes labai nemėgstu kiaulieną. Parašydavau tai. Štai yra toks šildymo dalykas. Čia reikia įdėti į vidų tą patiekalą, įpilt vandens ir maistas sušyla per kažkiek minučių. Per kiek sušyla? Nežinai, 5 minutės. Tai va, įdėsiu dabar šitą patą į šildymo dalyką. Ir reikia štai šios linijos įpilti vandens. Bet svarbiausia neperpildyti, nes bus labai blogai. Kažkas nutiks blogo. Nežinau, mačiau video, kad kažkas gali blogo nutikti. Pilu vandenį. Pala, kur ta linija? Biški. Ne, kaip tik turbūt. Jau burbuliuoja ir paus greitai. Ir įdėti. O siaubai kaip smirda. Eik tu šia. Dabar lauksim gal. O jau išsipūtė, žiūrėkit. O Dievas sprogs. Labai garuoja. Aš labai bijau. Čia jau varva vanduo, ką daryti man. Reikėjo puodelį pasimti. Arba reikia šitą nukirpti ir čia žirnių sriubą pasidaryti. Bet reikia tada pakaitinti. Tai pabandysiu. Ar nebandyti geriau. Bet aš net nežinau, ar turiu žirklę. Neturiu peilį. Ką dabar išpakuoti? Tai va, kol šyla davinės, pakuosim migdolus paragauti. Ir vieną paragausim. Migdolai kaip migdolai. Iš Vilniaus skrido. Ok, ar kitą ragausim. Šokoladas. Saldainų nelabai mėgstu, bet paragausim. Ai, čia juodas šokoladas. Nelabai šokoladą mėgstu. Nežinau, kaip įvertinti. Tai va, kas mėgsta šokoladą, tai vertintų. Puikiai. Ir štai yra džemas. Ant sausainių reikia tepti. Tai va, išpakuosim sausainius. Ir ai, čia džiūvėsiai. Išpakuosim džiūvėsiai. Ką? Su džemu? Džemu su džiūvėsiais. Labai kielas. Vos įkandam. O, bet skanu visai. Šitą gerai vertinu. Tai vat ką dabar čia pažiūrėti, paragauti ką. Šitą po to gėrimą, nes turėsiu į butelį įsipilti ir išplakti. O, sriuba dar yra. Žirnių sriuba su džiūvėsiais. Galvoju, gal skardiniai įsivirti su šitais degtukais visokiais, bet nežinau, kaip atidaryti tą skardinę. Tai nežinau, ką daryti man. Gal surasiu kažką. Paieškosiu tašiai kažko aštraus. Likti dėjausi iš žirklės į tą tašį šiandien. Bet turbūt neįsidėjau. Nėra. Šitas sušilo.
šalta. Tas baigė sušilti ir maistas šaltas. Ai, rimtai? Dabar ką daryti? Ta paskui padarysiu. O dabar pagaliau ragausime pagrindinį patiekalą, kuris varva labai. Visiškai nepašilo, nors labai čia karšta, bet tas pats maistas nepašilo. O blemba, kaista dabar, ką daryti? Daruoja. Čia galima paimti. Man jį padėjo dabar į tą. Labai karšta, atsargiai, taip nedarykit namuose. Čia karšta, o pačiu šalta. Reikia išmaišyti. Dabar ragausim. Turiu šaukštą. O, kaip čia skaniai atrodo. Pažiūrėkit, kaip parodys. Labai skaniai atrodo. Dabar ragausim. Kiaulienos, kaip sakiau, labai nemėgstu, tai aš galiu pasivemti. Nesuprantu. Ar skanu, ar neskanu. Kiaulieną turbūt netyčia per daug sumiksinau, tai kruom. Aš nesuprantu. Nėra gabaliukų kiaulienos, tiesiog vientisa masė. Tai visai skanu, nes nėra gabalų. Tai vat, baigiu ragauti. Ai, dabar gerimas. O tai, šitą išgersiu ir tada čia įsipilsiu. Ragausim, įsipilsiu į šitą skardinę, dabar išgeriu. Sulčiu koncentrato miltelius į skardinę. Tikiuosi, čia man viskas pavyks. O, nepribarčiu ant stalo. Taigi iš kelnių. Matot? Nematot. Pilsiu vandenį. Paprastai iš krano vandenį. O kaip sumiksinti reikės? Tai kaip užkimšti dabar? Čia užteks to vandenį. Neužteks. O! Nelaimė atsitiko. Klaiki nelaimė atsitiko. Šituo uždengsiu ir pakratysiu. Labai bėga viskas. Man į rankovę pribėgo. Šitą gėrimą. Nu gerai, turbūt sukračiu. Dabar ragausim. Į sveikatą. Aš nežinau, ar gerai sukračiu, bet skonis visiškai. Ar gal per daug vandens įpiliu, bet tiek vandens. Tai nežinau. Vertinu blogai. Draugė išmaišė, padėjo išmaišyti šitam. Tai dabar ragausim vėl. Į sveikatą. Vis tiek beskonis, tai nesąmonė. Nu gerai, dabar virsim sriubą. Ne migdolas sriubą, ką aš čia kalbu? Žirnius sriubas džiavėsiais virsim, visus lapus, pilaiščiau, aš čia to gėrim. Viską pribarščiau, bet nebijokit, surinksiu. Tai išmesiu ir surūšiuosiu. Ką dabar? Ai, šitą sriubą. Karšto virinto vandens. Putų kažkokia yra. Tai gerai, dar praplauti reikia. Tai vat išgėriau, išgėriau šitą gėrimą. Išgėriau gėrimą, vyšnių koncentratą, miltelių ir praploviau su vandeniu. Ir dabar čia virsime sriubą. Bet aš nežinau, kaip man ją atidaryti, šitą prikirpti. O netilps, kokie džiuvėsi dydžiai. Ai, čia iš viso nieko. Jokių gabaliukų nesijaučia. Čia tiesiog malti džiuvėsi. Jo, malti džiuvėsėlį. Tai kaip atrodo mūsų sriuba. Pilsiu dabar į skardinę. Kokia nesąmonė šitą. Labai byra, bet nieko tokio. Nuvalysiu po to. Turiu drėgnų servetėlių, valysiu, nepaliksiu taip. Taip atrodo. Ir dabar pilsiu vandens. O aš nežinau, kiek pusę gal pilsiu. Skardinės. Dar ne. Nu viskas. Pakaks. Ir dabar žinot, ką darysiu. Dabar šildysiu. Uždegsiu šituos. O čia yra tas metalas. Šitas? Tai va tabletko tokia. Tikiuosi O, kaip smirda. O, siaubo. O, dieve. Ką daryt, man taip apsivems. Kažkokiam nesąmonėm smirda. Ką padarai? Šašlyk. O kaip aš tą skardinę paimsiu, kai bus karšta labai. Tai va metalas. Šitas, ant jo reikės padėti šitą ir pakaitinti. O reikia sulankstyti ir prisimelt turbūt, kad reikia. Kas ten tokie? Tai žiūrėjau. O dieve, toj pačiups. Jį šneipščia ant mūsų. Kažkokį garsą leidžia. Tai užpuls. Čia jau labai daug, čia jauniklių yra. Čia gerai padariau, kad... Oi. Tai va išlankščiau tokį laivelį.
Ką? O, siaubė. Tavo rankas čiopė. Siaubo filmas. Baik. Štai aš iš čia. Čia aš bijojau. Jau man norėjo įkąsti ranką. O, išeina. Ačiū Dievui. Tai va, čia nesudegs turbūt. Reikia matuoti ar tinka. O, kaip tik bus. Dabar reikia su degtuko pagalba uždegti šitą. Jūs turbūt nieko nematot, bet kažkaip reikia parodyti. Imsiu 2 degtukus, kad geriau degtų. Ir bandysiu padegti tavo tabletę kažkokią. Galim pasižiūrėti. Dega biškį. Jau nebedegu. Ai, užgesu. Ai, įsiliepsnojo, man rodos. Ar čia kas darys? Dega? Jau galiu virti sriubą, jau įsidegė. Tikiuosi, čia nebus kokios nelaimės. Labai tikiuosi, kad nebus nelaimės. Tai va, dega. Oi, nedega. Tai yra verda mūsų sriuba. Ir tuo metu, kol verda, ką man čia gero papasakoti jums, tai nežinau aš. Tai va, man labai gerai sekėsi, darbo nerandu, nesimokau, namuose sėdžiu. Puiku, man viską. Pakol kas dar nekaršta visiškai. Čia dega, bet neįkaista. Kaip pasakyti, neverda. Jei eina iš čia gerai, tai reiškia, verda. Turbūt šyla. Moksliškai įrodyta, kad šis sriuba. O, Jėzau, krenta. Sriuba. Jau pamiršau, ką norėjau sakyti. Nupirksiu galvą, skardinę, pridėti sriubos ir pridėti virti. Dar taip nieks nematė gyvenime šitam pasaulyje, šitam. Jūs pirmi būsit pamatėte. Vai čia ateina žmonės. Dar policija čia. Kad deginu. Nors aš nedeginu, tiesiog šildas. Čia yra šašlykinė. Tai čia galima sriubą įsivirti. Skardiniai. Ant stalo. Tai nieks neverda, o taip ilgai dega. Nežinau, kiek minučių čia verda. Jau gesta, man rodys, šita tabletė. To žmonės gulbės puola. Fotkinas. Jums taip fotkinamas. Mūsų nufotografavo. Jeigu pamatysit Facebook'e, jeigu rasit kokią grupę Facebook'o. Savo senelio nuotraukų galerija. Ai, savo senelio nuotraukų galerija, nes čia tokie pagyvenę žmonės prie ir mus fotografavo. Nes labai daug visko ant stalo. To aš jums parodysiu, kol čia lakim, kur išvirs, kiek čia visko ant stalo, kaip čia apverst neišeina. Oi, čia matysit. Va, visko kiek. Labai daug visko ant stalo. Čia nežinau, ar jau matosi, aš nematau, ką filmuoju. Nu, tai turbūt jau užvirė. Nuimti. Tikiuosi, čia nepradės bėgti dabar. Neprakiurs. Nežinau, kur padėt dabar. Tai nežinau, kur padėt. Tai tiesiog laikysiu, kol... Ai, čia biški negražiai, nežinau kaip čia švariai Ai, turiu servetėlių. O šlapia servetėlę stalui tegu naudoti. Tas tegul dega, kad šilta būtų man. Kaip žydinys, kaip laužai. Tai kaip užgesin? Užpilt vandens gal? Gal pabandyt vandens? Aš pasitrauksiu dabar. Ui, ant kažko užlipu. Ir bandysiu užgesinti. Tikiuosi nesprogs čia niekas. Labai bijau. Čia pradėjo labai liepsnuoti. Nu, gal mums reikia dar užpildyti. Užges. Super, užgesinau laužą. Šašlykinę šitą. Ką dabar? Ai, sriuba, pamiršau apie sriubą. Čia gesinau gaisrą, tai reikia sriubą paragauti. Ok, ragavim. Vertinsiu nuo 1 iki 10 sriubą. Ai, išmaišį daryti. Čia kaip atrodo, nematau. Ai, jums parodysiu. Tai taip atrodo. Turbūt per daug vandens įpyliau, vėl be skonio.
Arba čia kažkoks davinys visiškai beskonės. Tai nežinau, sriuba tai... Ką? Ai, rimtai? O kur? Ai, ateina kai kas, pažįstamas vienas. Tai baigsiu video tada. Toli matom ateina. Tai va, vertinu sausą davinį. 6,5 iš 10. Vertinu sausą davinį 6,5 iš 10. Oi, čia malta kažkas. Ar čia makiažas kažkoks? Ai, nežinau. Ir tikiuosi jums patiko video. Ir pamatysit dar daug dalių, jeigu, aišku, norėsite, pakomentuokit, ar norit dar dalių. Aš turiu daug davinių ir įvertinsiu gal su kita draugė kartu. Tai va, viso gero. Tai va, čia susidėsiu į šitą, kad dar valgysiu namie. Ir dar sutvarkyti reikia. Oi, čia man susivėliau biškiu. Viską įtašė. Eik, tu velniop, nukrito mano sriuba ant žemės, išpyliau. To reikia nufilmuoti. Pažiūrėkit, kas mano sriubai nutiko. Čia nelabai bėga, biškai išbėgo, bet ji tiesiog stovi taip. Ar matot, nežinau, ar matot. Ir visą ją.